Spalio 8 yra didelė Libralur prekės ženklo šventė, nes susitinkame smagioje kompanijoje, kad sportiškai varžytumėmės rančoje prie tvenkinio Jeruzalės miestelyje, bet svarbiausia, kad susitiktume ir smagiai praleistume laiką. Daugiau nei 60 dalyvių šiandien kovojo dėl šio išsvajotojo taurės, bet pradėkime nuo pradžių. Kabliukai turi būti gamykliškai be užkarpų, neužlenkti, nenudirinti. Žuvis reikia gana greitai traukti, negalima joms duoti laisvės, nes 20 minučių trukmės turas praeina labai greitai. Iš tikrųjų atrodė, kad 20 minučių yra daug, bet tai tiesiog akimirka. 1-2 ir jau pabaiga, kai pasigirsta signalas. Jeruzalės žvejybos vietos savininkas labai patikimas žmogus, kuris puikiai atlieka savo darbą. Žvejyba puikiai paruošta, kaip ir pamatysite firminėme reportaže. Aplink įrengtas lieptas žvejyba lygi, nėra jokių slėptuvių ar užutekių, kur žuvis galėtų pasislėpti per varžybas ir tiesiog išvengti žvejų. Taip pat per visas 9 turų varžybas nuolat buvo gaudomos žuvys. Manau, kad šiandien varžybose iš vandens ištrauks 2000 žuvų, o tai yra labai didelis skaičius, vertinant pagal dalyvių skaičių, nes dalyvauja apie 60 žmonių. Taip pat įžuvinta žuvininkystė po žuvų gaudymo, savininkas, viskas yra aukščiausio lygio. Penki, 7, 6. Labai daug žmonių iš visos Lenkijos, iš įvairių kampelių, kurie čia atvažiavo net 600-500 km net iš vakarų sienos. Esame čia, šiek tiek už Varšuvos rytuose, puikus renginys, labai gerai paruošta žvejyba. Manau, kad šiuo metu Lenkijoje dar nebuvo taip gerai suorganizuotų varžybų kaip Libra Cup. Ir tikiuosi, kad kartelė tiesiog pakelta labai aukštai. Geras laikas, svarbiausia, geras laikas ir malonumas iš žvejybos. Metoduose, kuriuos naudojame, siekiant užtikrinti tikslumą, patikimumą bei nuoseklumą visuose procesų etapuose. Trout are, kaip jau esu minėjęs šiame renginyje, labai didelę reikšmę turi niuansai. Pavyzdžiui, 3 mm svarelis, o kolega šalia turi 3,5 mm. Jis gaudys tuo pačiu, o aš neturėsiu nė vieno kibimo.
Taigi čia iš tikrųjų viskas daro labai didelį skirtumą ir reikia labai greitai prisitaikyti. Todėl kiekvienas dalyvis, kaip matėte, turi po kelias meškeres. Paprastai tai yra mažiausiai 4, kai kurie turi net 8 meškeres. Jeigu, pavyzdžiui, kas nors sugenda, susipainioja arba žuvis nutraukia, net nėra laiko visko perrišti. Tiesiog paimame kitą meškerę nuo stovo ir toliau žvejojame. Labai daug žvejoju klasikiniais būdais ežeruose ir upėse ir tuo daugiausia užsiimu. Trout area varžybos. Visada yra dalis žmonių, kurie mėgsta pasivaržyti, dalyvauti varžybose. Ir taip, čia viskas sukasi tik apie varžybas. Asmeniškai tai tikrai smagus sportas, galima atvažiuoti su šeima, pasikepti kur nors grilį. Čia galite žvejoti jūs, jūsų vaikas gali žvejoti kartu su jumis. Taigi, tiesiog toliau darykite tai, ką puikiai mokėjote pradžioje. Tiesiog smagiai leiskite laiką. Matyt, jis per greitai įstrigo. Aš paleidžiu. Sekasi vidutiniškai, bet mes vis dar turime 3 ėjimus. Klaidos trukteliuose. Ar yra galimybė laimėti? Ne. Visa tai dėl pergalės? Ne, nes tai tik patekti į 8. Tai reiškia, kad Andžejus tikrai pateks, jei teisėjai pakeis turnyrinę lentelę. Vidutiniškai 1 Į priekį, 1 prieš. Dievas geras, organizacija labai gera. Puikus adrenalinas, kaip visada Trout area. Taip pat rekomenduoju visiems tokią pramogą. Jeigu nori būti geras šiose varžybose, reikia nuolat treniruotis. Treniruoti tuos metimus, treniruoti žuvies ištraukimo įgūdžius, nes tai irgi labai svarbu, nes dažnai, kai įkišame graibštą į vandenį, žuvis ima stipriai bėgti ir dažnai nutraukia valą arba pinta valą, jei stabdis per stipriai užveržtas. Viskas turi tarpusavyje derėti, kad tiesiog pavyktų gerai pasirodyti.
Ar šiandien per varžybas tave kas nors nustebino teigiamai ar neigiamai? Galima sakyti, buvau pasiruošęs, bet vis tiek padariau keletą klaidų. Man netinka toks šoninis vėjas. Taip pat neturiu tokios kontrolės prie masalo. Jei vėjas pūstų tiesiai į mane arba į nugarą, galėčiau gerai sužaisti. Bet būtent čia daug žuvų man nukrito, kurios lėmė 3 klaidas arba pralaimėjimą. Tai buvo būtent viena žuvelė AZ-3. Paprasčiausiai neužkabinau per didelio lanksto, negalėjau to kontroliuoti būtent dėl vėjo. Žvejybinė vieta mums davė labai daug žuvų, organizacija aukščiausiame lygyje. Iš pradžių žuvis kybo labai intensyviai, o po to su kiekvienu turu vis silpniau. Aš asmeniškai per pirmą turą gaudžiau blizgę, vėliau perėjau prie guminių masalų ir iki 9 turo jau gaudžiau tik ir vien tik guminukais, nes žuvys buvo labai atsargios ir jau kybo silpnai. Tau šios varžybos visų pirma sportinė konkurencija ar smagus laikas ir susitikimas su draugais? Aš šiaip mėgstu varžybas, mėgstu varžytis, bet svarbiausia – susitikti su draugais, bičiuliais, nes gera nuotaika yra pagrindas, o žuvys jau antrame plane. Duok vaizdą. Dėl to, kad galima vienas kitą stebėti, ypač finaluose. Kiekvienas mato, kaip vedama masalas, koks tai masalas, kaip jis svertas, su kokia įranga žvejojama. Tai iš tiesų yra didžiulė žinių bazė, kurią daugelis žmonių įsisavina. Ir deja, tai atsiperka vėlesnėse varžybose, todėl tie, kurie anksčiau buvo kraujo šunys, dabar nebūtinai tokie yra. Tas, kas dar turi galimybę pasitreniruoti, nes žuvų dydis turi didžiulę reikšmę įrangai, kurią naudojame, arba jos nutrūks, arba ištrauksime tas žuvis. Na, ir tai tikrai labai jaudina. Kaip jums nepavyko užkirsti? Ne, nepavyko. Ji neužkibo, ji tiesiog susipynė su mano. Ji užkibo ant brimo. Užkabino. Ji susipainiojo. O ką? Nepavyko, ar ne?
Viskas labai greitai keičiasi ir žmonėms gali atrodyti, kad tai paprastas tvenkinys su upėtakiais, bet iš tikrųjų taip nėra. Šios žuvys labai greitai keičia savo elgesį priklausomai nuo oro, saulės šviesos vandenyje, ar yra debesuota, keičia vandens sluoksnį, todėl viską reikia nuolat stebėti ir aišku, laimi tas, kuris geriausiai prisitaiko. Ir turbūt svarbiausia tokio tipo varžybose – gera atmosfera. Tai tiesa. Geriausia yra sutikti pažįstamus po ilgo laiko. Iš esmės, kai vyksta varžybų ciklas, susitinkame dažnai, net ne kas savaitę, bet ta draugiška atmosfera tikrai yra nuostabi. Be to, viešbutyje irgi kartais vyksta kažkokia integracija ir panašiai, bet tai yra būtent varžybų dalis, tai kažkas nuostabaus. Nuo pat varžybų pradžios čia jaučiuosi tikrai labai gerai. Tai man nauja, nes tokio tipo varžybos Vokietijoje yra uždraustas, kadangi turime visiškai kitokias taisyklės nustatytas. Mūsų organizacijos IF neleidžia sportiniam žuvų gaudymui ir paleidimui. Dėl to tokio tipo renginiai pas mus tiesiog negali būti organizuojami. Todėl nusprendžiau atvykti pas jus į Lenkiją, pas savo draugus, nes esu liberal distributorius Vokietijoje. Esu labai maloniai nustebintas, kaip vyksta šios varžybos. Sutikau daug įdomių žmonių, čia tikrai yra nemažai puikių meškeriotojų, kurios galiu stebėti ir visi čia yra labai geri draugai. Mums konkursai yra labai svarbus, nes stengiamės aukštų lygių reklamuoti savo prekės ženklą ir svarbiausia susitikti su draugais iš visos Lenkijos, ne tik iš Lenkijos. Mes susitelkėme į tai, kad žaidėjai būtų kuo laimingesni ir darome viską, kad jiems būtų smagu. Visą tai darome iš tikrųjų dėl žaidėjų ir dėl šių akimirkų rungtynių.
Ačiū, labai ačiū. Dėkoju. Ačiū. Labai už varžybas. Ačiū. Ačiū, tai ką, vyrai. Dabar galvokime, kaip greitai baigėsi šios varžybos. Labai dėkojame kaip įmonė Libraliurs ir už varžybas, žuvys buvo geros, tikrai labai. Prašom už Lenkiją, bet manau, kad visiems labai patiko ir varžybos buvo puikios. Labai ačiū. Beveik 2000 žuvų mums pavyko pagauti ir tai tokiai žmonių grupiai yra labai geras rezultatas. Labai dėkojame. Pradėjau bendradarbiauti su Libraliurs prieš 1,5 metų. Tuo metu niekas Vokietijoje nežinojo šio prekės ženklo, o dabar esame numeris 1, kai kalbama apie guminius masalus. Vokietijoje turime didelę žvejybos rūšių ir žvejų įvairovę. Daug žmonių pasirenka šį sportą. Daugelis taip pat renkasi žvejybą ežeruose nuo kranto, naudojant ilgas meškeres. Tokio tipo žvejyboje Libraliurs neturi lygių ir yra tikras žvėris. Todėl nenuostabu, kad šie masalai tampa vis populiaresni Vokietijos rinkoje. Kursko grafikas. Be to, meškerės. Šaunuolė. Priklausomai nuo mokesčių, kad galėtume sukurti bendrą žvejų šeimą. Turime ne tik savo Libraliurį masalų, bet ir kitų prekių ženklų masalų. Norime su jais gyventi draugiškai. Norime vieni kitiems padėti, tobulėti. Taip pat yra ir kitų rėmėjų, tokių kaip Graf ir kitų prekių ženklų, kurie be masalų sukuria sinergiją su draugiškomis prekėmis, kurios suteikia visą žvejybos įrangą. Ši idėja buvo svarbi tam, kad parodytume, jog be masalų yra ir visa kita, ko reikia žvejybai. Tai yra meškerės, drabužiai, įvairūs žvejybos aksesuarai. Taip pat šiame rate kuriame šeimą prekių ženklų, kurie išplečia tikrą žvejybos patirtį. Žinai, čia kalbama apie mūsų masalus. Mūsų prekės ženklas visų pirma kalbame apie naują šių metų katalogą 2022-2023, kuriame be tipiškų Trot serijos masalų šiemet atsiranda ir vidutinio dydžio modeliai, taip pat nauji masalai, kuriuos vadiname Baga, vadiname Bass serija. Tai yra mūsų pasiūlymas šiems ir ateinantiems metams. Tikiuosi, kad kitais metais, jei pavyks, turėsime ir masalus, vadinamus Patro serija. Tai mūsų ateitis.
Apskritai prekės ženklas auga, norime patekti ne tik į upėtakių žvejybos asortimentą, bet ir į ešerių bei plėšriųjų žuvų žvejybos asortimentą. Varžybų metu pristatytas naujų masalų katalogas yra ir savotiškas vadovas bei patarimas visiems meškeriotojams. Čia rasite informacijos ne tik apie tai, kaip rišti Libra Lures, bet ir apie tai, kokioms žuvų rūšims jais galite žvejoti, bei kaip surinkti masalą tokio tipo žvejybai. Čia rasite informacijos ne tik apie tai, kaip paruošti masalus pavadinimu Patros Series.